Sveiki, pasižiūrėkime, kaip mes galime susikurti šį efektą, permatomo teksto efektą. Tai pasirinkime bet kokio dydžio dizainą, tai aš spaudžiu socialiniai tinklai, tegul bus Facebookas ir Facebooko įrašas. Dabar pirmiausia, mums reikia pasirašyti tekstą, spauskime raidę T iš klaviatūros, T tekstas ir pasirašykime savo tekstą. Pavyzdžiui, rašau atostogos. Galime pasirinkti šriftą, tai spauskime ant teksto, eikime į viršų į šriftus ir pasirinkime šriftą. Šiam efektui aš naudosiu Anton šriftą, Anton. Ir dabar galime dar pasididinti, galime apsukti tekstą, tai šiek tiek žemiau teksto matome rodyklės. Paimkime už rodiklio ir pasukime 90 laipsnių kampu. Paspauskime ant teksto ir pasidėkime į tą vietą, į kurią mes norime, kad tas tekstas atsirastų. Taip, dabar spauskime ant teksto, eikime į efektai, viršuje spaudžiame efektai ir pasirinkime pakeltą efektą, intensyvumo padarykime 100. Dar kartelį, paspauskime ant teksto, eikime į teksto spalvą A raidės pabrukimu ir pasidarykime teksto spalvą baltą. Dabar atsisiųskime šią nuotrauką, eikime į dalintis ir atsisiųsti, pasirinkime failo tipas PNG ir spauskime atsisiųsti. Apačioje pridėkime puslapį, turime tuščią puslapį ir čia susiraskime nuotrauką, kurią norime naudoti. Aš einu į kairės pusės meniu, elementai ir į paieškos langelį rašau kelionę ir pasirinksiu, kad man mestų tik nuotraukas. Tai jeigu naudojatės nemokamą Canva, pasirinkite tik nuotrauką, kuri yra nemokama, kuri yra be karūnos. Jeigu turite Pro versiją ar Canva for Educators, tai rinkitės bet kurią jums patinkančią nuotrauką. Paspaudus ant nuotraukos, išdidinkime ją per visą langą. Ir kai mums viskas tinka, ją atsisiųskime. Tai eikime į dalintis, atsisiųsti, pasirinkime PNG, nurodykime, kurį puslapį, aš renkuosi dabartinį, spauskime atliktą ir atsisiųsti. Pridėkime puslapį, turime tuščią puslapį ir mums liko įsikelti nuotraukas, kurias atsisiuntėme. Eikime į savo atsisiuntimo aplanką arba downloads, pasirinkime nuotrauką ir tempkime į Canva, jeigu norime iš karto abi nuotraukas, nuspauskime Shift mygtuką klaviatūroje, pažymėkime abi nuotraukas ir tempkime jas į Canva. Pasižiūrėkime, pas mane viena nuotrauka įsikėlė, viena dar neįsikėlė, tai dar kartelį atsidarau aplanką. Taip, ir štai matome mūsų dvi nuotraukos, tai vienas vaizdas ir nuotrauka. Dabar eikime į kairės pusės meniu ir programos. Į paieškos langelį parašykime Blend Image ir pasirinkime patį pirmą appsą, pačią pirmą programėlę arba šią su B raide, spauskite ją. Jeigu naudosite pirmą kartą, dar greičiausiai reikės jums paspausti Open ar tai prijungti, tai paspauskite užrašą ir tada jau tikrai matysite tokį langą. Tai dabar bottom layer, apatinis sluoksnis, pažymėkime tekstą. Pažymėkime tekstą, bottom layer ir paspauskime Use Selected Image. Tai dabar top layer, viršutinis sluoksnis, pasižymėkime nuotrauką, kur yra kaip nuotrauka, vaizdas ir paspauskime Use Selected Image. Viskas, liko paspausti Add to Design. Taip, dar vienintelis niuansas, Blend Mode nustatykite Multiply ir tada jau Add to Design. Turime nuotrauką, pažiūrėkime kaip atrodo, pridedu puslapį ir iš trečio puslapio tiesiog įsitempiu į tuščią puslapį savo nuotrauką. Matome, tekstas yra kaip fonas, puikiausias efektas su nemokama Canva. Tad linkiu smagaus žaidimo, smagaus ieškojimo ir įdomios kūrybos. Ir jeigu norite išmokti dirbti su Canva, apsilankykite puslapyje edukursai.lt. Čia rasite įvairiausių mokymų, Canva mokymų ir ne tik Canva mokymų, kurie įrašyti labai nuosekliai, išsamei
galėsite prisijungti ir studijuoti savo patogiu laiku ir savo patogiu tempu. Iki!